O dabar laikas pasižiūrėti, kaip vyrai kepa blynus, omletą. Taigi, kas mums reikalingas šiandien? Šiandien reikalingas pienas, reikalingas rikotos arba maskarponės sūris, būtent tepamas sūris, kiaušiniai, be abejonė plaktuvė ir indas, kuriame mes gaminsim produktą. Kodėl mes pasirinkom tokį produktą, kuriam reikalingi šie būtent komponentai? Tai yra omletas, kurį mes galim pagaminti, pavalgyti ir praktiškai po 40 minučių mankštinti salėje. Tai yra jokio sunkumo skrandyje jūs nejusit ir tikrai apie diskomfortą nebus kada pagalvoti, nes šis produktas yra labai lengvai įsisavinamas. Kodėl rytiniam mūsų racione turėtų būti šis produktas? Todėl, kad ne veltui yra sakoma, tobulas kaip kiaušinis, ne vien tai dėl to, kad tai jo forma tobula, o būtent todėl, kad kiaušiniai tai yra, kaip jūs žinot, gyvybės pradmuo. Ir kadangi gyvybės pradmuo, ten yra visos medžiagos reikalingos mūsų gyvam organizmui. O nakties metu dauguma suaugusių žmonių ir vaikų taip pat įsiskiriant augimo hormonui praranda visas medžiagas ir paprastai ryte mūsų organizmas būna tuščias, tuštutėlės. Todėl mums reikia valgyti ne tik košės, ne tik kitokių produktų ir kad surinktume visas medžiagas, tai turėtų susidaryti visą spirtą produktų, o štai kiaušinis, būtent tokiam pavidalėm, kuriam aš patieksiu, bus ne per daug kaloringa, aišku, atitinkamai aš pasakysiu, kokių produktų galbūt reikėtų vengti tie, kurie norėtų gerai atrodyti, tai yra sukusti, tiem, kurie nori palaikyti savo esamą formą, na ir galų galia tie, kurie norėtų priaugti svorio. Taigi mes įkaitinam keptuvę, įpilam šlakelį alyvuogių aliejaus, laukiam, kol keptuvė įkais, per tą laiką pasiruošiam produktus. Tai yra į indą sudedam kiaušinius, kadangi mes valgysim dviese, tai aš paruošiau 4 kiaušinius. Jeigu mes norim, kad mūsų omletas būtų šiek tiek tvirtesnis, mes dedame maskarponės sūrį. Jeigu norim, kad šitas omletas būtų puresnis, dedame rikotos sūrį ir visą tai užpilame, sakykime, stiklinę pieno. Kad pagardintume skonį, dar šiek tiek priduotume ar saldumo, ar kas norėtų surumo, įdedam atitinkamai prieskonių. Šiandien mes įdėsim 1 šaukštelį cukraus ir 1 šaukštelį miltų, kad pats produktas būtų šiek tiek tvirtesnis, tai nebūtų išbyrėjęs po visą keptuvę ir nereikėtų mums iš mažų gabaliukų surinkinėti mūsų produktą. Na ir visą tai kepame. Iš esmės net ir 10 minučių nereikia, kada mes turim tikrai labai komponentiškai tvirtą produktą. Tai yra, gaunam visas medžiagas, gaunam baltymus, tai yra statybinė mūsų raumenų medžiaga, gaunam energiją, kuri yra reikalinga mums dienos bėgyje nuveikti tam tikrus darbus ir gauname šiek tiek nedidelį kiekį riebalų tam, kad normaliai funkcionuotų, būtų pasisavinamas vitaminas A, vitaminas E, kurie taip pat reikalingi gyvybiškai mūsų organizmui, na ir regėjimui be abejonės, odos stoviui, plaukų stoviui ir taip toliau. Jeigu jūs laikotės dietos, vietoj maskarponės ar rikotos sūrio jūs galite dėti nieko. Produktas bus šiek tiek skystesnis, nebus toks purus, tačiau tikrai pakankamai skanus ir be abejonės, kad tokiu būdu jūs sumažinsit produkte esančią kalorijų skaičių. Na, leidžiam šiek tiek mūsų omletui paskrusti, paprastai aš mėgstu, kai jis švelniai parudoja, nors buvo galima jį ir anksčiau pradėti valgyti. Jeigu jums kartais trūksta šiek tiek skonio, tai yra norit saldžiau, jūs galite pagardyti uogienę arba tiesiog uždėti kito kažkokio pieno produkto, nes čia, kaip jūs supratot, viskas yra maišoma su pienu. Tačiau jeigu kartais jūs norėtumėt, kad būtų tai nesaldu, tiesiog vietoj cukraus jūs galite pabarstyti vegetos ar kito suresnio produkto ir gausit vėlgi visai kito skonio. Ir kas svarbiausia, didelė dalis žmonių sako, aš negaliu valgyti kiaušinių, jie man smirdi. Patikėkit, šis produktas tikrai nesmirdi ir visiškai net nekvepia kiaušiniais. Taigi, belieka pasakyti skanaus.
Tamsa pasitraukia ir paukštis pakyla. Respublika įveikia tylą. Užtai